bokštas viršuje. Tai yra 3 žmonės dažniausiai, maksimum 5 būna. Tai ten vienas užtaisytojas, ryšininkas, pavaduotojas, vadas ir ten 5 ekipažas, man atrodo, maksimalus. Gal jau šiuolaikiniai, ten jau gal ir daugiau. Tai šitas yra skirtas vežioti, transportuoti karius. Tai yra Armored Personnel Carrier, APC. Šarvuotas personalo transporteris pavadinti. Automobilis. O kaip kariai per tokius... Taško A iki taško B pervežti karius. Jisai ginkluotas būna vidutinių kulkosvaidžių, kuris paspadas stojant viršaus, ir specialiom dūminiam uždangom. Priedangai užsidėti. O kaip per tokius karščius kariai kaip gelbėja? Iš tikrųjų, viduj yra sumontuota prieš cheminio ginklo sistema ventiliavimo, yra ventiliacija, yra kariai, be abejo, kiekvienas karys turi su savimi kemelbeką vadinamą, ant kupros yra vanduo ir tik vandeniu jie yra aušinasi. Tai niekaip... Čia nėra kažkokių šaldymo priemonių. Išprakaituoja, išgeria ir viskas, kitaip nieks. Šiuolaikinės ekipuotės ir aprangų sistemos jau daromas tokios, kad tą visą tavo išvarytų karštį ir nesilaikytų vietais. Tai ten tikrai nėra linksma su jais važiuoti. Kaip BMP kalba rusai, bratskąją mogylą pichotą. Nes jeigu jau ten kažkas, tai ten praktiškai jau kaip ir nieko. O biški... Daug dievės. Jo, na taip juos ir vadina, važinėjančių kapu. O čia kokios šalies produkcija? Tai yra Britų armijos šarvuočiai. Praktiškai analogas kaip Amerikonų M113. Kadangi nebetitinka kažkokių saugumo standartų, gali būti jau prašaunami tie kėbulai. Tai juos nuėmė nuo pagrindinio naudojimo ir manau, kad tikrai naudoja ten kitose šalyse, kaip tokia Indijoje, ten Afrikoje, Somalija, tai ten tikrai surastus. Ten važinėjantis muziejus, ten jie kariauja su tom, ką turi. Afganistaniečiai patys, ten kariškiai, ten tie vietiniai talibų kovotojai, ten ginkluoti vos ne antro pasaulinio karo ginklus. Ten vietiniai gyventojai, kiekvienas pas save turi, savi gerbintis turi turėti ginklą, bet ten yra tikrai tokių kolekcinių dalykų galima rasti. Bet čia turbūt... Nieko nesistato, įstatosi kulkosvaidis, lengvas kulkosvaidis. Kaip mes tenais turim kažką šaudo, kaip tikalas jau sunkusis skaitos prie sunkiųjų, bet mes juos statysime, jie bus ant šitų, bus ir kulkosvaidžiai. Tai ne tik vaizdui, bet ir... O čia ta gerbė iš šonio kokia? Gerbė sugalvotas yra kelias į karinis generatorius 100 kg. Realiai, vyrai gali šiaip išsikelti, bet kariškių standartas yra toks, kad jeigu reikia šito, tai jau kelias instrumentus. Iš jų daro mobilių štabus, jie privažiuoja 3 vos iš skirtingų bylų per centrą, statosi palapinė, viduje yra... Tie būtent modifikuoti yra padaryti kariškiams vežiuoti. Yra kitos modifikacijos būtent vadavietės, kur eina vienas suolas, ir stalai, radijo ryšio įranga ir visos kitos transliavimo priemonės, navigacijos ir panašiai. Tai šitie būtent yra transportuoti žmonėms. Gerai, kas ten pas mus pagal sąrašą?